Labas rytas, sveikinas nuo Rondos tiltų, kur šiąnakt praleidom puikią naktį su puikiais vaizdais. Štai taip pat praleidome naktį. Dabar nepersniausiai atvažiavo dar vienas automobiliukas, taip pat čia šalia mūsų pasistatė. Fotografavosi, čia labai graži vieta yra fotosesijom. Žinojame per Park4Night programėlę, kad galima nusileisti prie pat Rondo tiltų iš apačios su gražiu vaizdu ir čia praleisti naktį. Tačiau nusileidę pamatėm, kad aikštelė yra labai nelygi, visą laiką šlaitas, nes čia yra labai pavojingas keliukas nusileisti. Akmenimis grįstas toks senovinis keliukas ir labai status su dar tokiais posūkeliais. Tai čia nusileidę, praleidom vakarą ten šiek tiek aikštelėje tolėliau, o paskui radau būtent šią vietelę, toks kaip iškišuliukas mažas, labai gražus vaizdas ir būtent čia pasistatėm automobilį. Tačiau automobilis pastatytas paprastai vis tiek buvo ganėtinai pavirtęs. Todėl ir po galinių ratų teko dėti akmenis ir po priekinių ratų, kad visa pusė pasikeltų. Tačiau net ir padėjus nemažą kiekį akmenų, vis tiek automobilis ganėtinai yra pavirtęs į vieną pusę. Pagaliau atėjo saulė pas mus, papusryčiavom ir eisim ten į viršų. 20 minutes later. Pasiekėm pirmą apžvalgos aikštelę. Ir greitai būsim jau tilto viršaus lygmenį. Vaizdai nuostabus, kvapai irgi visur auga migdolai. Nuostabu. Ten žemai stovi mūsų vanas, saulės elektrinė. Eventually. Ir pagaliau mes pasiekėm pirmąjį parkelį, San Juan memorialinis parkelis. Ir iš jo driekiasi gražus balkonas. Ronda – tai istorinis Ispanijos miestas įsikūręs beveik 1 kilometro aukštyje virš jūros lygio Andalūzijos regione apie 100 km nuo Malagos. Ši vietovė gyvenama dar nuo 6 amžiaus prieš mūsų erą, kai įsikūrė pirmieji keltai. Vėliau ji buvo užkariauta arabų ir tik nuo 15 amžiaus priklausė ispanams. Tai trečias pagal turistų lankomumą Andalūzijos miestas. Mieste teka Guadalevinos upė, kurios dėka atsirado maždaug 100 metrų gylio El Tajo kanjonas. Kanjoną jungia 3 tiltai – Romėnų, Senasis ir Naujasis tiltai. Va tokie 2 katinėliai, broliukai miega. Visiškai random vietai. Prikrytę lapai jau rudenėja ir čia, Rondoje. Bet štai nuo čia žiūrint, kokia graži Andalūzija atsiveria.
Vaikščiodami po rondą atėjome į koridą. Tai iš tikrųjų jau nebėra ta vieta, kur kaunasi buliai, nors kartą metuose būtent vyksta tikra korida, yra Toreadoras, yra buliai ir čia vyksta tikra korida. Dabar šitoje vietoje yra muziejus ir čia galima apsilankyti ir pasivaikščioti po tą vietą, kur vyksta pačios didžiausios kautynės. Kai vyksta kautynės, pro šios vartus sueina čia visi buliai, jie čia laukia, o štai toje pusėje jau yra apvalusis pastatas, pati korida. Ši vieta už mano nugaros vadinama Picadoro. Ir šioje vietoje yra dresuojami arkliai. Yra veidrodžiai, kad visi būtų matomi judesiai arklio. Ir toks vat yra Picadoro dresūros kambarys didžiulis. Tai yra viena seniausių mokyklų visoje Ispanijoje ir antra pagal senumą visoje Europoje. Štai čia pačia yra siaura gatvelė, kurioje rikiuodavosi buliai. Ir štai pro tokius vartus jie patekdavo į koridą. O vartai pakeliami štai tokiu trosinio aparato. Čia yra tiesiog toks reikalas, jis dabar čia aišku yra privirintas, bet šiaip čia eina svoriai dideli ir tie svoriai leidžiami į apačią ir pakyla durys. Štai čia yra gyvūnų gardai sunumeruoti. Ir kai pasako, kuris numeris bėga į areną, tiesiai išleidžia į areną. Gardai taip pat pakeliami štai tokių vat virvių dėka. Trauki virvę, atsidaro duris ir išbėga bulius. Štai čia priekyje yra taip pat didelės duris, prie kurių bulius štai ten apačioje jau laukia. Duris pakeliamas ir tada jis jau atsiduria tiesiai koridoje. Štai tokiais koridoriais dažniausiai vaikšto ne žmonės, o stovi buliai prieš kovą. Deja, šiais metais korida nevyko, tai tenka laukti kitų metų ir tokia vieta yra visiškai tuščia. Try to fight it, but you can't even feel it. Try to deny it, but it's coming from someone you love. Not the wisest. Radom Migdolų, pakeliui tai einam pasiskinsim. Ir štai Audrius tvarko migdolus. Na va, kiek migdoliukų. Biški yra, čia reiks išgliaudyti, išdžiovinti ir galėsim valgyti. Va, dar vieną medį priėjom, pilną kabą. Gražiausia, va. Prinokę. Nu ką, reikia ir šitą sutvarkyti. Ne pačioj patogiausiai vietai, bet vis tiek nuskinsim. Tiesiog saujam, va, skiniai ir viskas. Tiesiog į delną jau jie krenta. One eternity later. Grįžom prie mašinos, Virginija gamina valgyt, o aš dar einu šiek tiek pafilmuosiu ir pafotografuosiu tiltus iš apačios. Pas mus vakaras, jau paliekam rondą ir važiuosim link Marbelos. Nusprendėm išvažiuoti anksčiau, nes šiandien vėl praneša lietų ir jeigu palis, mes šituo visų keliu tiesiog nebeužkilsim į viršų.
much later. Kelias nuo Rondos iki Marbelos tikrai įspūdingas, štai atvedė mus prie tokio monumento. Norint pasiekti nuo Rondos į Marbelą, tiesiausias kelias yra A357. Jis driekėsi šalia Sierra Los Nevados kalnų, tai tenka važiuoti per kalnus ir jau esam 200 metrų aukštį. Tai iš tikrųjų vėlgi vėsoka darosi, čia jau tik tai 13 laipsnių, nors saulė dar nenusileidus 6 vakaro. Tai skubam į Marbelą ir ten tikėkimės bus žymiai šilčiau nei čia. Kadangi kalnų kelius itin myli baikeriai, privažiavom štai tokį Venta El Madronio baikerių sustojimą. Nusileidom nuo visų kalnų, prie Marbelos jau esam 20 laipsnių. Čia Rondai buvo išvažiuojant 17 ar 16 kažkas tiek, pakilus dar aukščiau į kalnus, kai važiavom 12 laipsnių ir dabar 20. Nu nerealiai gerai prie jūros, jau šilčiau negu mašinai. Super!